Man labai malonu, gerbimieji žiūrovai, pristatyti seną mūsų laidos ir mano bičiulį profesorių Grybauską, kuris labai daug žino apie mūsų organizmą, apie biochemiją, apie visus hormonus, kas ten vyksta ir kas turi vykti ir kas neturėtų vykti, nes labai rūpinasi, kad kuo mažiau mūsų sirgtų širdies ir kraujagyslių ligomis. Ir gerbiamas profesoriau, mes pradėjome tokį ciklą laidų apie smegenų sveikatą. Aš nusipirkau tokią knygą Japonų sveiko ir ilgo gyvenimo Biblija. Ir atsiverčiu pirmą puslapį ir staiga matau. Iš daugybės maisto produktų NATO Japonijoje laikomas naudingiausių, matys atgaivina smegenų ląsteles. Taip, japonai yra išskirtinė tauta. Išgyvenamumas užima aukščiausią vietą, pirmą vietą. Jie gyvena vidutiniškai apie 80 metų. Japonijoje yra populiariausias sojų produktas, tai yra NATO. Padeda išgyventi ilgiau žmonėms ir išvengti labai pavojingų ligų. Tarp jų galima dar kartą pasikartoti, tai yra galvos smegenų insultas, miokardo infarktas, prostatos vėžys, endometriozė ir dar kiti susirgimai, kurie yra būdingi Lietuvos populiacijai. Natokinazė, tai yra fermentas, kurį produkuoja bacillus NATO ir yra pasižymi išskirtinių poveikių į mūsų kraujotaką. Tai galima kalbėti apie galvos smegenų kraujotaką, galima kalbėti apie širdies ir viso organizmo kraujotaką, dėl to, kad mes pastoviai gaminame mažus krešuliukus, kurie cirkuliuoja, kurie paskui ištirdomi yra plaučiuose daugiausia ir patenka per visą tą sistemą į arterijas, jau švarus išvalytas kraujas. Tai jeigu mūsų apsaugos sistema, tai vadinama trombolitinė sistema žmogaus veikia normaliai, mes nepatirsime jokių problemų ir tas kraujas visada pateks į organizmą mūsų išvalytas ir švarus. Trombolitiniai fermentai, kur natokinazė pasižymi būtent tokiu poveikiu, jie yra naudingi, tirpinti trombus, yra naudingi to, kad padeda mūsų organizmui išsivalyti nuo krešulių. Jos vartojimas palengvina sumažinti kraujo spūdį. Yra studijos, kurios parodė šitą. Jos leidžia sumažinti endotelio, tai yra vidinio kraujagyslės sluoksnio lipnumą. Prie to sluoksnio neprilimpa trombocitai, neprilimpa eritrocitai. Sumažinti klampą kraujo. Dėl to kraujas gali labai geriau praeiti pro visus kapiliarus. Vienintelis dalykas, kas yra labai dar svarbiau, tai būtent trombų tirpinimas. Natokinazė veikia lėtai, bet labai stabiliai. Tie žmonės, kurie turi problemų su arterinė ar veninė kraujotaka, pavyzdžiui, jaučia senokardinius skausmus, jaučia galvos svaigimą, jaučia ūžimą ausyse, yra padidėjęs kraujospūdis. Tai tie žmonės gali turėti problemų ateityje, bet jeigu jie pradėtų vartoti natokinazę, tai tos problemos arba bus atitolintos, arba jų išvis neįvyks, neatsiras.